Sveiki visi, aš su Tomas, šiandien su renginio vedėjas ir šiandien mes kalbėsime su Mariumi Jansonu apie kreditus. Tai norėsiu pakviesti Marių į sceną, bet kas yra Marius Jansonas? Marius Jansonas tai yra žmogus, kuris finansų srityje jau yra nuo 2005 metų, nes jis dirbo Skandinavijos banke tuo metu ir vėliau pradėjo privačią praktiką investavimo, mokesčių susigrąžinimo ir kreditų srityse. 2009 metais kartu su partneriais jis įkūrė Finansų ir kreditų valdymo asociaciją. Buvo jos prezidentu. Taip, patikrinu, ar su garsu viskas gerai. Taip, su garsu viskas gerai. Buvo Finansų ir kreditų valdymo asociacijos prezidentu. Marius Jansonas taip pat yra LB vartotojų ir bankų tarybos narys. Jis 3 metus ėjo Klaipėdos kreditų unijos paskolų komiteto pirmininko pareigas. Ir šiuo metu Marius teikia šeimoms ir verslui privačias konsultacijas būsto ir verslo kreditų klausimais. Kartu su FICVA komanda savo asociacijos nariams padeda dvigubai greičiau susigrąžinti savo kreditus ir dvigubai mažiau permokėti palūkanų bankams. Ir jau daugiau negu 14 metų organizuoja didžiausią kasmetinę finansų konferenciją šeimoms. Tai yra finansų savaitgalis, kuriame visuomet apsilanko nepriklausomi ekspertai ir dalinasi su žmonėmis savo įgytą patirtimi, metų statistikomis ir šiandienos aktualijomis. Taigi, kviečiu į sceną Marių Jansoną. Tai pasitinkame plojimais. Ir Mariu, ar mane gerai girdit? Sveiki. Girdit gerai. Čia matyti, kad vakaras kartu su mumis. Taip, viskas plojimais pasitikta. Tai ką, Mariu, tada scena jūsų ir tada jau tęskime. Ačiū labai tau, Tomai. Tai esu paruošęs informaciją, kuri tikrai šiandien yra labai aktuali. Ir man kažkaip iš pradžių irgi taip gimė mintis, nes kai čia pradėjo žmonės imti pensijų fondų pinigus, tikrai pradėjau matyti ir konsultacijos metu, kad žmonės tikrai daro klaidas. Vieni ten pradeda grąžinti kreditus neteisingai, kiti pradeda kažkodėl iš antros pakopos, nesuprasdami apie investavimą, pradėjo pasirašinėti kitas investavimo sutartis. Ir žiūriu, kad tos sutartis tikrai yra labai brangios ir tikrai žmonės nuo tokių dalykų nesigaudo. Tai aš tada jungiu prezentaciją. Taip, ir galėsim pradėti diskutuoti. Tai susitarkim, kad ačiū labai visiems už klausimus, kurie parašėt. Mes juos truputį sugrupavom, kad nesikartotų ir gale mes būtinai su Tomu atsakysim jums į tuos klausimus. Taip, bandau prašau. Gerai, tikiuosi viskas gerai, matot skaidrės, taip? Asmeniškai aš matau kaip kiti, ar matot skaidrės? Parašykit pliusą į komentarus, jeigu matot. Jo, gerai, tai žiūrėkit, tada iš karto kalbam, kokiom temom kalbėsim, gerai? Tai, kad žmonėms iš tikrųjų pradėti teisingai elgtis su pinigais, tai jūs turit nusistatyti, kokiam iš tikrųjų tipui priklausot, nes mes žmonės tikrai esam skirtingi. Taip, vieniems patinka finansai, kitiems ne. Tada pakalbėsiu iš tikrųjų dažniausiai, kur žmonės daro klaidas ir jūs pasižiūrėkit, ar tikrai jų nedarot ir ateityje rekomenduoju nedaryti. Tada pakalbėsiu, kada investuoti nereikia. Tai aš sudėliojau tokius pagrindinius klausimus, į kuriuos jūs patys savo atsakė, žinote, suprasit, ar jau reikia investuoti ar nereikia. Tada pakalbėsim apie tuos vėl tipus, tik tai pakalbėsiu apie konkrečius sprendimų kelius. Taip, nes esame visi skirtingi, viskas tai yra gerai, vieni esam gydytojai, kiti policininkai, kiti finansų ekspertai, kiti esam savo srities ekspertai. Tai čia tiesiog pabandysiu pagal tuos tipus patarti, kaip jums reikėtų elgtis su savo pinigais. Ir 5 dalis bus grinai praktinė, aš jau parašiau netgi skaičiavimus, kur mes galėsim truputį pažiūrėti jau, ką rodo skaičiai ir kaip geriau pasielgti. Gerai? Tai Tomas mane pristatė, bet aš labai trumpai tada. Pagrindiniai galbūt tokie mano išskirčiau, privalumai, kad esu Lietuvos banko vartotojų ir bankų tarybos narys. Tai yra aš ir mano asociacija tiesiog ginam vartotojus, tai yra tie žmonės, kurie turi būsto dažniausiai kreditus. Na ir mūsų darbas yra be jokių advokatų, be jokių teismų,
jeigu asociacijos nariai susiduria su kažkokia problema ir jeigu jūs susidursit su bankais kažkokia problema, tai visada galit kreiptis į asociaciją, mes pasižiūrėsim iš jūsų pusės, ar tikrai viską teisingai padarė, kokie yra įstatymai ir jeigu tikrai matom, kad bankai tikrai nusižengia kažkokiems įstatymams ar piknaudžiauja savo, sakykime, kažkokiais įgaliojimais, tai mes tiesiog visi kas 3 mėnesius bankininkai, Lietuvos bankas ir mes kaip vartotojų organizacija susitinkam tiesiog visi prie vieno stalo ir apsvarstom kažkokius tokius klausimus susijusius su banko klientais. Taip pat, kaip ir minėjo su FIKVA steigėjas, tai mūsų asociacija jau veikia nuo 2009 metų, galima sakyti, esame įsikūrę tiesiog po krizės tos didžiosios. Taip pat turiu tarptautinį nekilnojamo turto verslą, tai mes labai daug investuojam užsienį. Na ir parašiau žmonėms knygą Kreditų paslaptis, kur aš jau visą savo 20 metų patirtį sudėjau knygą ir tiem žmonėms, kurie netiki, kad gali dvigubai greičiau grąžinti kreditą, arba netiki, kurie gali tikrai sutaupyti dvigubai bankui mokamų palūkanų, tai parašiau knygą ir viską sudėjau į tą knygą su pavyzdžiais, su tiesiog instrukcijom, kaip ką reikia daryti, kaip dėrėti su bankais, kad nedarytumėt klaidų. Nes mus dažniausiai mokina, kaip tos kreditus valdyti, tai yra bankai, ne? Jie sako, tau banko marža visam gyvenimui, ne, ir turėk, ne? Dabar dėka asociacijos narių tikrai yra daug pakeista įstatymo, jau žinot, kad kas 2 metus gali keisti bankus nemokamai, persiderėti sąlygas ir taip toliau. Na ir čia daug kitų, Lietuvos bankas, ten klubai, kredito unijos ir taip toliau. Gerai, važiuojam toliau, tai tiesiog noriu jūs pasveikinti tikrai, kad šiandien dalyvaujat, nes tiesiog žmonės, mes visada gyvenime renkamės, ne? Vieną ar kitą kelią. Tai šiandien jūs tiesiog irgi pasirinkot, kad reikia dalyvauti šitam seminare, kad norit būti turtingesni, norit mažiau daryti klaidų. Ir aš jums papasakosiu iš tikrųjų, ką daro tie žmonės finansiškai sėkmingi, taip, kokius sprendimus jie daro ir kokių klaidų vengia. Tai ta finansinė sėkmė iš tikrųjų priklauso nuo 3 dalykų. Tikrai bus banalu, esate tikrai daug kalbėję, ne? Ir suprantat, kad gyvenime vis tiek mes turim turėti tikslą. Link kokio tikslo einam, tai dažniausiai mes jo pasiekėm. Kartais per metus, kartais per 10, priklauso nuo tikslo dydžio. Tada, kad to tikslo mes greičiau pasiektume, mes turim turėti planą. Taip? Kai turim planą, tada žinom, kaip žingsnis po žingsnio jo pasiekti. Na ir dažniausiai, kur būna, kad nepasiseka žmonėms, tai jie neturi komandos, ne? Nes tiesiog gyvenime ar sporte, ar krepšinį, kur tik kokį paimsim, turi būti gera komanda. Tai kas liečia finansus, jūs turite turėti aplinkui save žmonės, kurie tikrai irgi tais finansais domisi, kurie dalinasi savo ir gera patirtim, ir bloga patirtim, ir ta bloga kartais patirtis padeda žmonėms nepadaryti klaidų. Tai mes klaidų tikrai visi darom ir dažniausiai, žinokės, ekspertai daugiausiai yra tų klaidų pridarę ir, kai turi gerą komandą, tai tas klaidas galima greitai ištaisyti. Taip, kai nėra komandos, tada dažniausiai būna, kad pats užstringi tarp savo žinių. Tu turi ribotą tokį kiekį žinių. Tai aš tikiuosi, kad po mano šiandien pranešimo jūsų žinios smarkiai prasiplės. Kas dabar greit nesugalvoja tikslų, tai yra tokie standartiniai, kur mes jau taip iš nuojautos, gyvenam ir siekiam tų tikslų. Kas turim vaikus, tai tikrai reikia vaikus užauginti, reikia išleisti juos į mokslus ir čia galiu teikti, kad yra vieni iš didžiausių pinigų. Tai mes kartais juokaujam, sakom, vienas vaikas, vienas butas, geras butas, toksai už 200 000, pas ką už 300 000, nes paskaičiuokit, jeigu paprastai tokiam būtinom išlaidom vaikui išleidžiat 500 eurų, tai per metus 6 000, per 10 metų žiūrėkit 60 000, per 20 metų 120 000 ir dar plus reikia 30 tūkstančių vaiko išsilavinimui. Bet kas veda vaikus į privačius darželius mokyklas, tai gali tą sumą dauginti iš 2. Tada natūralu, kad mums gyvenime irgi vienas iš tikslų, ko mes siekiam, gyventi gerai, patogiai, dėl to yra gyvenamas būstas. Tai visą gyvenimą ir yra kažkas paskaičiavę, kad sako, žmonės per gyvenimą pakeičia 8 būstus. Tai viskas gerai, jeigu tu viską tą darai iš savo pinigų, bet šiais laikais dažniausiai mes tą darom iš kreditų
Ir dažniausiai, kai perkam butą už kokį ten 200 000, reikia suprasti, kad panašią sumą dar turim permokėti, ne, kaip juokaujam, sakom, vieną butą nuperki bankuje, ne, o kitą savo. Tai vat, mūsų darbas yra jums parodyti, kaip tikrai galite pusę to buto tikrai sutaupyti. Tai ir šiandien parodysiu, truputį duosiu patarimų, kaip tą galite padaryti. Ir žinoma, neišvengiamai puikiai suprantam, kad kažkada būsim jau seniukai ir norėsim gyventi laisvai, keliauti aplink pasaulį galbūt. Tai va čia šitoj vietoje ir yra ta kategorija žmonių, kurie šiandien galbūt žiūri kažkokį serialą, o kiti žmonės domisi, ką turėčiau gyvenime padaryti, kad tikrai išėjęs į pensiją gaučiau panašią, kaip jūsų alga, galbūt 2-3 tūkstančiai, gal 5 tūkstančiai. Tai yra kaip kiti žmonės gyvena finansiškai laisvai, o ne tik iš tos varganos sodros pensijos, kuri šiandien yra apie 600-700 eurų. Tai ką daro turtingi žmonės? Turtingi žmonės, iš tikrųjų visi, esat girdėję, verslo planai įvairūs, o ne jeigu namo, ten netgi kas namą statė, darėt namo projektą. Tai yra pirmą padarėt namo projektą, tada jį pasitvirtinot, architektas patvirtino ir tada surinkot statybininkų komandą, teisingai. Elektrikai, kas ten stoglangiai, ten vidaus apdaila, kas daro santechnikai, visa komanda žmonių ir jie tiesiog pasiima tą patį projektą ir tiesiog įgyvendina jį ir jūs esat laimingi, kad turit savo namus. Tai su finansai, žinot, tas yra labai paprastai. Jūs irgi turite turėti savo, kaip ir sėkmingas verslas. Jis turi verslo planą, jo laikosi ir tiesiog tas verslas važiuoja į priekį. Ir dažniausiai verslas ar namas, žinoma, yra kreditai, ne? Tai tik tai mes rekomenduojam imti ne blogus kreditus, bet gerus kreditus. O geras kreditas nuo blogo jau esat girdėję, ne, kom skiriasi. Geras, blogas kreditas yra tas, kur jūs turite eiti į darbą ir negalit mesti darbo, nes jums sekantį mėnesį reikės susimokėti įmoką, o jeigu 90 dienų nemokėsit bankui įmokos, tai bankas tiesiog gali labai greitai su jumis nutraukti sutartį. Na, o geri kreditai yra tie, tai mūsų pagrindė darbas ir yra mokinti asociacijos narius, kaip turėti gerus kreditus, kad už juos nereikėtų mokėti. Vaizduojat, kaip gali būti. Yra, jūs galite turėti kreditą, bet jums už jį nereikėtų mokėti. Bet šiandien tema ne apie tai. Ir natūralu, kad yra planas, geras kreditas ir atsiranda pinigai. Taip. Kas galvoja, kad nesat labai protingi, tai čia galbūt paguos toks patarimas Warreno Buffetto ir jisai sako, kad idiotas su planu yra geriau negu genijus be plano. Ir čia tikrai gyvenime galiu patvirtinti, nes tikrai daug šeimų ir žmonių aš konsultuoju ir darom tos planus. Ir tikrai, žiūrėkit ir patys iš gyvenimo, ne? Vieni žmonės tikrai turi 2-3 aukštuosius išsilavinimus, bet jiems kažkaip nesiseka, ne, finansiškai būti laisvais. O kiti žmonės, kurie gal vidurinę baigia arba ten, sakykime, nėra, mums taip atrodo labai protingi, bet jiems kažkaip sekasi, ne, jie tą padarė, nes jie kartais, kad ir turi mažai tų žinių, bet jie jas panaudoja teisingai, ne, turi kažkokį planą, turi komandą žmonių ir panaudoja. Tai va čia galbūt kažkam patiks tas dalykas, kad nebūtina būti labai jau čia finansiškai protingu, kad pasiekti savo planą, taip ir gyventi finansiškai laisvą gyvenimą. Tai vat mūsų asociacijos pagrindinis darbas, tai yra konsultuoti žmonės, kaip teisingai tvarkytis su bankais, su investicijom. Ir jau esam daugiau nei 500 padarę tų finansinių šeimų, tų finansinių planų. Tai yra 500 šeimų jau tikrai turi susidarę finansinį planą. Kaip tas planas atrodo, tai čia labai plačiai gal reikėtų pasakoti, bet tiesiog tai yra vadinamas santaupų ir paskolos valdymo planas, kur yra aiškiai sudėliota, kiek turit laikyti namuose pinigų, kiek turit turėti užsienio sąskaitoje, kiek turit terminuotose indėliuose, kaip tos terminuotus indėlius paskirstyti, paskui kaip jau ten pradėti investuoti, įsigyti 1, 2, 3 nekilnojamo turtą, kaip dėrėti su bankais ir susidėlioti kreditus taip, kad nereikėtų mokėti mėnesį už mėnesinių įmokų bankui. Taip? Tai tam yra irgi sistema ir žmonės link to eina. Tai klausimas irgi, ne, ar tai yra lengva? Ne, tai nėra lengva, dėl to, žinot, būtų lengva, visi žmonės tą dalyką darytų. Tai jūs gyvenime, kai tą planą jau nuspręsit savo tikslą iškelti, kad norit būti finansiškai laisvi, tai žinoma, susidursit su daug iššūkių.
Tai pirmi iššūkiai dažniausiai būna su draugais giminaičiais, kai jūs paskelbėt, kad būsit finansiškai laisvas, tada visi pasukioja, žinai, pirštą prie smilkinių ir sako, nu, tu nenusišnekėk, čia nesąmonė, geriau sėdėk, daryk tą, ką darėjai ir viskas bus gerai. Tai čia toks palinkėjimas yra mano, kad jeigu gyvenime tikrai norit finansuose kažko pasiekti, yra labai svarbus dalykas. Ir jūs galite eiti seminarus, knygas skaityti, jums nieko nepavyks, kol jūs neturėsit komandos. Jūs turit surinkti, va, kaip sakiau, kai statot namą, turit surinkti gerus statybininkus ir tikrai, turbūt man irgi kažkas irgi patvirtinsit, kad kartais būna su statybininkais nepasiseka. Ne? Jeigu pasamdysit blogą, pataupysit pinigus ant techniką arba kažkokį, nežinau, elektriką, nu tai gali būti labai rimtų problemų name. Taip? Ar tai vanduo kažkur pradės bėgti, ne naujam name, ar tai gaisras įvyks dėl blogos instaliacijos. Tai va šitoj vietoj turite atsirinkti teisingą komandą. Todėl, kad jums reikės pastoviai kovoti su savo galbūt draugais artimaisiais, nes jie neturės tokio požiūrio, jie turės seną požiūrį, kaip gauti algą, kažkur įsidarbinti, ne? Bankininkai, kai jūs papasakosit savo planus, juoksis ir sakys, klausykit, gal ne, mes jums neduosim kredito ir čia vėl reikia būti protingam su bankais, nes bankai tikrai nėra tie, kurie jums iš karto pultų padėti daryti kažkokius verslus ar kad nupirktume 10 nekilnojamų turtų. Na ir mokesčių inspekcija, ne, kuri pastoviai, va, mato, keičia, daro reformas ir kažką darydami turit suprasti mokesčius, nes kartais tos klaidos atrodo paprastas dalykas, pardaviau butą ir čia nusipirkau kitą, ne, ir žmonės tiesiog neprisiregistruoja prie to buto, nors yra įstatymas, kad 2 metus būk prisiregistravęs, parduok ir jokių mokesčių nereikės mokėti. Bet kartais žmonės tik tiesiog tokio paprasto dalyko nežinodami, tenka susimokėti 15 ar 20 tūkstančių eurų. Tai va, tai linkiu visiems geros komandos, gerai? Tiesiog ne tik žinių, bet ir turėti gerą komandą, kuri padės jums eiti tuo finansinės laisvės keliu. Važiuojama, ne? Tai va tie 4 tipai. Pradėkim nuo pirmo tipo. Tai yra viskas normalu, pasikartosiu, mes esam visi savo srities specialistai. Tik, pavyzdžiui, vieni žmonės, yra, pavadinkim, finansų vengėjai. Tai yra, jiems kai tik pradedi kalbėti apie sąskaitų mokėjimus, apie kažkokius kreditus, arba kad reikia biudžetą vesti, ar kažkokius finansus susimokėti mokesčius, tai visiems žmonėms, tiems pradeda skaudėti galvą. Ir jie viską daro, kad tik nereikėtų, kažką daryti su finansais. Ir jeigu gali kažkam perduoti, dažniausiai tą ir padaro, ne? Tai viskas yra gerai, tiesiog jūs esate tokio tipo žmogus. Nesakau, ne visi yra matematikai, buhalteriai ir finansininkai. Tada yra kita kategorija žmonių, kurie truputį supranta apie finansus, turi vaikų, supranta, kad bus seni, reikia tikrai kažką kaupti daryti. Na, tai tie žmonės ką daro, ne? Viską, ką rinka siūlo ir, sakykime, valstybė, pavadinkim, irgi stengiasi kažką dėl tų žmonių daryti, kad bent kažką žmonės kauptų, na ir pradeda siūlyti 2 pakopą, 3 pakopą, kaupiamąjį gyvybės draudimą, duoda visokias lengvatas, kad jūs tik tai eitumėt kažką daryti. Na ir dažniausiai tie standartinių sprendimų vartotojai, tą, ką siūlo valstybė, bankai, tokius standartinius produktus, dažniausiai žmonės turi, ne? Tai pagalvokite, ne? Ar turit 2 pakopą, 3 pakopą, gyvybės draudimą, tai jūs esate tai kategorija, ne? Turiu omeny, kad daugiau nieko neturite. Jeigu jūs tikrai, kaip atsargus investuotojai, jau pradedat kažkur ETF-ai, ten auksas, sidabras, crowdfundingas, dar kiti dalykai, ne? Žmonės investuoja, bet investuoja mažom sumom, ne? Tai šitoj vietoj jau yra atsargus investuotojai. Tai yra, jie jau ieško daugiau, žiūri, kur yra geriau, jau jie žino apie tos, sakykime, standartinius produktus, kad jie tikrai nėra patys geriausi, na ir jie po truputį ieško. Na ir dažniausiai tie atsargus investuotojai su laiku po 5 ar 10 metų tampa patyrę investuotojai ir tie patyrę investuotojai dažniausiai, žinoma, truputį daugiau rizikuoja, išnaudoja banko svertus, na ir jau, sakykime, jau gyvena iš investicijų. Taip? Tai jūs galite čia save kažkur priskirti ir netgi yra toksai apklausa padaryta, kad tų patyrusių investuotojų iš 100 žmonių yra tik tai 5, po to iš to 100 žmonių apie 20% žmonių kažkur investuoja, ne į tokius, sakykime, kažkokius kitus nestandartinius produktus,
Apie 40% žmonių turi, sakykime, visokius pensinius fondus, trečias pakopas ir kitus produktus. Ir yra kita dalis žmonių, kurie visiškai net nenori kalbėti apie finansus ir dažniausiai jie niekur neinvestuoja, nieko nedaro, tiesiog uždirba, išleidžia, geriausiu atveju galbūt atsideda į terminuotus indėlius. Ir tai nėra blogai, tai yra žmonių pasirinkimas. Važiuojam toliau. Pasižiūrėkite, ar jūs nedarot 5 tokių klaidų. Lietuvoje iš tikrųjų yra daugiau nei 28 milijardai pinigų, tiesiog bankuose. Bet kas yra baisiausia, kad iš tų 28 milijardų, įsivaizduokit, tik 8 milijardai yra padėti terminuotą indėlį. Ten, sakykime, užeikit indėliai.lt, kur procentus moka apie 3%, dabar jau mačiau ir daugiau, 3,5 galima gauti. Bet mintis yra tokia, kad kiti žmonės 20 milijardų laiko tiesiog už 0%. Ir paskui mes stebimės, kad gale metų, kad bankas uždirbo milijardą pelno. Ne? Tai čia taip gaunasi, kad mes patys tiem bankam atiduodam tos milijardus, nes mes už 0 laikom tos pinigus, niekur neinvestuojam, nieko neperkam, o bankai tos pinigus paima ir paskolina. Kas nori imti būsto kreditą ar verslo kreditą, taigi jie ima iš tų indėlių ir paskolina tos pinigus ir skolina už kokius dabar 4-5%, jeigu vartojami kreditai 8, 9, 10 kredito kortelės apie 15, netgi 16%. Sekantis, antra klaida. Tai yra žmonės, kurie turi kreditus. Aš suprantu, kad žmonėms skauda, ne? Žmonės tikrai, galbūt prisimenat, kai jūs turėjot kokį vartojimą kreditą, grąžino tą kreditą, ne? Iš tokia palaima ateina, tokia laisvė ateina, ne? Kad jau nebeturiu kredito. Ir kažkodėl, žinoma, žmonės, kai turi būsto kreditą, kartais kažką paveldi, kažką parduoda ar susitaupo pinigų, žinoma, nori kuo greičiau tą kreditą nori gražinti, bet jie padaro tokią klaidą, kad jie gražina, ten, pavyzdžiui, sukaupė 10 000 ir juos gražina. Bet paskui gyvenime būna visko, ne, sugriuvo mašina, prarado darbą, nežinau, gimė neplanuotai vaikas, ir tų pinigų visada reikia. Ir, pavyzdžiui, prireikia tų 10 000 ir ką žmonės daro? Eina tada ima vartojimo kreditą arba kažkokius daiktus, ne, kažkas sugriuvo, ima vėl lizingo, ne, tą daiktą. Tai šitoj vietoj viskas gerai, galima gražinti tos kreditus, bet pirma reikia turėti tą finansinę pagalbę, ne, kažką susikaupti ir tik tada, pakalbėsim biškį plačiau, bet mintis yra tokia. Bankai jums pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie turi namą, pardavė butą, gražino pusę paskolos, ir tam namui mato, kad buvo po kelių metų reikia keisti stogą. Ir ką, žmonės pinigų neturi, o stogą turi keisti, nes bus dar blogesnė situacija. Ir jiems žmonėms kartais taip atrodo, kad reikia ateiti į banką ir pasakyti, žiūrėkit, mes jums ten gražinom 100 000, ar galit mums gražinti atgal ten 20 ar 30 000. Tai atrodo iš žmogiškos pusės, kaip ir normalu, nes mes gražinom 100 000 anksčiau laiko. Bet iš banko pusės tai yra juokinga ir bankas net nesivelia į tokius pokalbius ir jums tikrai negražins. O jeigu norėsit, geriausiu atveju, jeigu jūsų pajamos leis, duos jums vartojimo kreditą 5 metam už kokius 8 ar 9%. Taip? Važiuojam toliau. Investuojam į tai, ko nesuprantam. Tai čia, man atrodo, yra netgi 420 000 žmonių, kurie investavo, pavyzdžiui, sakau, į kaupiamąjį gyvybės draudimą. Tai čia ir Lietuvos bankas pasistengė ir mes labai stengiamės iškomunikuoti žmonėms, kad šitas produktas yra pats brangiausias. Ir tikrai, jeigu pažiūrėsit savo ataskaitas, kiek ten sumokėjot pinigų, kiek sukaupėt, nenustebkit, kad ten yra mažiau pinigų, negu jūs įdėjo. Taip yra, ten tikrai labai dideli mokesčiai. Ir netgi Lietuvos bankas darė tyrimą, ten ėmė 2, 3 pakopą ETF-us, kitus lygino produktus. Tai gyvybės draudimas buvo apačioj. Turiuomenį mažiausiai buvo sukaupta pinigų, tik dėl to, kad yra labai, labai dideli mokesčiai. Ir dėl to rekomenduoju persižiūrėti tos gyvybės draudimus. Ir dar tokia kiaulė, nesakau, kad kiaulė pakišo, bet tiesiog daro tokią reformą Lietuvos bankas ir jau mokesčių tą lengvatą, dėl ko žmonės dažnai darėsi tos produktus, jau po 10 metų jau nebegalėsit susigrąžinti mokesčių lengvatos. O mokesčius tos pačius didelius reikės mokėti toliau. 4, pažiūrim, perka NT dėl emocijos. Tai čia supraskit.
Pirkti nekilnojamą turtą, pavyzdžiui, per banko paskolą, tai yra vienas pavojingiausių dalykų. Ne? Tiesiog reikia suprasti, kad rinkoje palūkanos krenta, auga, nuomininkas nėra, nuomininkas gali nuostolio padaryti. Noriu pasakyti, kad taip, iš nekilnojamo turto galima daug uždirbti, bet jeigu kažką apsiskaičiuosit, galit labai smarkiai ir pradirbti. Dėl to rekomenduoju tikrai įsigilinti į nekilnojamo turto nuomą, nes labai daug žmonių tiesiog nusiperka butą ir išnuomoja ten už 500. Ir jie nepaskaičiuoja, kad tai yra nuostolinga. Ir žmonėms, kai paskui reikia, daryti remontą po kokių 10 metų, jie nesupranta, kokie 20, kokie 25 tūkstančiai ten remontui, turiuomenį baldų pakeitimui. Jie tada tik pradeda skaičiuoti, sako, ką aš ten, sako, 3 ar 5 metus nuomavau butą, tipo už dyką. Taip, nes jeigu tu ėmei per mažą sumą pinigų, gaunasi, kad paskui tos išnuomos pinigus tu turi tiesiog sudėti remontą. Gerai, ir penktas iš tikrųjų dalykas, tai yra žmonės, mes esam labai patiklus lietuviai, žinoma, norim tikėti, kad draugai pažįstami mūsų ten, nesakau, kad apgaus, tiesiog kartais tie draugai pažįstami, irgi neturi visos informacijos ir jų tikrai nemoko, pavadinkim, būti sąžiningiams kartais, jeigu jie pardavinėja produktą. Jos mokino, kad tas produktas yra labai geras, jis yra pats geriausias pasaulyje. Ir natūralu, kad žmonės kartais susitinka labai gerus pardavėjus, kur tikrai tie pardavėjai jiems parduoda tuos produktus. Ir paskui matote, antros pakopos reforma, per pirmą etapą netgi 500 tūkstančių žmonių, tai jie nutraukė antrą pakopą. Jie galvoja, kad per 2 metus tiek nutrauks 500 tūkstančių, o čia pasirodo vien per pirmą etapą nutraukė. Tai aš jau matau, kas vyksta ir per antrą etapą, kad daug žmonių norės nutraukti ir jau nešneku, kas bus 4 etape. Taip? Tai čia tiesiog rekomenduoju būti budriems ir tikrai nepasitikėti žmonėmis, turiu omeny, kad išgirskit kelias nuomonės. Gerai, jeigu jau nusprendėt investuoti kažkur, tai būkit geri, nesirinkit iš vieno produkto, tikrai pakalbėkit ir su vienais, ir su kitais. Geriau kartais metus laiko klausinėkit tų, sakykime, konsultantų, kieno produktas geresnis, paklauskit kieno nors, ar ką galvojate apie gyvybės draudimą, ką galvojate apie pensinį fondą. Ir jums kartais tie konsultantai papasakos pliusus ir minusus, ne? Tai tvarkoja, ne? Tai tikiuosi, kad pasiremsit šitais 5 patarimais ir pasistengsit nedaryti. Nes čia dažniausiai žmonės padaro klaidą ir paskui tas klaidas reikia taisyti 10 metų, ne? Ir sekantis klausimas, kai jūs užduodat, irgi papildysiu šitą mano temą, tai yra, kai jūs norite investuoti, užduokit savo šitos 5 klausimus, gerai? Tai aš juos įgarsinsiu. Kai jūs norite investuoti, visada paklauskit savęs, ar turit finansinį rezervą? Tai yra, jeigu jūs prarasit darbą, susirgsit, kaip dažniausiai, aš čia vėl, kaip pavyzdį, iki šitą gyvybės draudimą, nes ten virš 400 žmonių turi jį, bet tiesiog klaidas pasakysiu. Žmonės prisidaro tų gyvybės draudimų visai šeimai ir paskui įvyksta kažkas, su sveikata, su darbu, kažkas nepasiseka, ką jie daro. Tada tas gyvybės draudimo kompanija ypač per 3 metus daug susirenka mokesčių, paskui žmonės ten sumoka kaip pavyzdys 10 000, o žiūri, susikaupė tik 5, bet žiūri, kad tie 5 000 mums padės ten kažką pasiremontuoti, ar mašiną pasikeisti, ar dar kažką. Ir ką jie daro? Jie nutraukia investicijas, nuostolingas investicijas, taip, ir gauna iškart nuostolį, ten galbūt 10 metų kaupia, o paskui per vieną dieną jie tiesiog 5 000 nueina į minusą. Tai šitoj vietoj mes turim investuoti tik tada, kai turim jau susikaupę kažkokį finansinį rezervą, jeigu reikia bankui mokėti. Turbūt dažniausiai čia ir būdavo, kai jau ypač krizės, kai būdavo, bankai ką daro? Jie juk pavėluoja 1 mėnesį, siunčia laišką, pavėluoja 2 mėnesį, siunčia laišką. Kai kurie bankai tai jau kai pavėluoja 3 mėnesį, jau siunčia tą vadinamą raudoną laišką, kad viskas nutrauks sutartį. Ir tada žmonėms viskas, jie tada puola, bet kokį sprendimą daro, iš kur gauti pinigų, kad tik tai pasidengti kreditą ir kad neprarastų savo nekilnojamo turto. Dėl to pirmas dalykas, sukaupkite rezervą ir kai investuojat, reikia investuoti tuos pinigus, kur jums mažiausiai 5 metus jų nereikės, gerai? Antra, ar turite brangių vartojamų kreditų? Tai vėl,
neinvestuokit. Jeigu jūs turit kreditinę kortelę išnaudoję, kur moka ten, nežinau, 13 ar 16%, ar vartojimą kreditą turit už 10 ar 12%, tai vėl reikia labai protingai susitvarkyti savo skolas. Tada susitvarkot skolas, atsiskaityt ir tas mėnesinės įmokas, kurias jau nebemokat už tos, sakykime, brangius kreditus, tada jau galbūt pripratę esat, tos pinigus atidėti, jau tada gali tikrai pradėti kažką investuoti, ne? Ar suprantate produktą? Aš tą daug kalbėjau, bet man patiko čia toks labai geras pasakymas, kad jeigu jūs nesuprantat produktą, tai jau yra ne investicija, o rizika. Ne investicija, bet rizika, jeigu nesuprantat šito produkto. Jeigu jūs nesuprantat, kaip jis veikia, kada jį reikia ten, sakykime, nutraukti galbūt, ar dar kažkokius pakeitimus daryti, gaunasi, kad pardavėjas pardavė tą produktą, o toliau jau jūs ten gyvenkit su to produktu, ne? Ar pinigų reikės, kaip ir minėjau, per 6-12 mėnesių? Tai yra, jeigu kartai žmonės investuoja, bet sako, jau čia reikės kažką, stogą paremontuoti ar automobilį pasikeisti, bet čia sako, ir dabar girdžiu su antra pakopa. Labai dažnai žmonės sako, dar galiu tik kitais metais nutraukti sutartį, tai dar palaikysiu, ne? Tai viskas gerai, bet supraskit, kad ne visada tos investicijos auga. Kaip dabar paskutinius 10 metų, tikrai tos investicijos pakrisdavo, bet paskui dvigubai pakildavo. Šiaip yra tokia prognozė, kad greičiausiai jau kiti metai, o galbūt netgi jau šį rudenį mes pajusim krizės poveikia, ne? Tai šitoj vietoj mes niekada negalim nuspėti, kada tos investicijos pradės kristi. Dėl to, kas turi antrą pensijų pakopą, tai irgi, jeigu planuojat, tikrai apsisprendėt 100% nutraukti, tai tikrai pasvarstykit, ar nereikia tą padaryti jau dabar, Liepos mėnesį, kad gautume tos pinigus, nes manau, kad rudenį jau gali žmonės, jau gali nukentėti iš tikrųjų dėl to. Jeigu tikrai, kaip sako, jau bus didelė šita infliacija, jeigu su Iranu nesibaigs karas, tikrai dėl degalų trūkumo gali būti tikrai didelės infliacijos. Ir 5 klausimas, čia truputį kartojasi, bet vėl. Ar sprendžiate iš baimės ar spaudimo, ne? Kaip tą suprasti? Esat susidūrę su labai gerais pardavėjais, kuriems skambinėja, įkyriai, klausinėja, siūlo, pirk. O dar baisiau, kai jums paskambina, rusiškai kalba ir dažniausiai žmonės nesuprantu, bet ten irgi supraskit, sėdi tikrai profesionalai, nes netgi tikrai turiu asociacijų žmonių, kur man skambina, Mariau, ar čia į 3 pakopą dėti 30 eurų, noriu pasikonsultuoti, ne, kaip ten kas yra. Ir kažkaip aš paskui tik sužinau, kad žmogus atidavė sukčiams 30 000 ir aš galvoju, iš kur tu gavai. Tai pasirodo žmogus, kaip jį ten įkalbėdavo, nueidavo, pasimdavo paskolą ir ten, iki 30 000 nereikia jokio užstato. Įsivaizduokit, tie gudragalviai, kurie skambina, kiek jie psichologiją supranta, ant kiek jie įtraukia tave ir įrodo, kad tu tikrai žiūrėk. Ir ten kažkokius jie ten pinigus, ten, sakykime, tu įdedi ten tik 100 eurų, jie tau parodo, kaip per savaitę ta 100 eurų pavirsta 200 eurų, paskui vien tokių demo turbūt versijų ten dirba ir žmonės, kurie tų dalykų nesupranta, numato ant tokių, skaičiai didėja. Įdėjau 100, jau 1000, o jeigu įdėsiu 1000, tai žiūrėk, gal ir 10 000 bus. Ir paskui jie sako, tai žiūrėk, jeigu tu įdėtum 10 000, tai mes jau po mėnesio galbūt, turėtumėm 20 000. Ir kažkaip žmonės tom pasitikė. Tai pasikartosiu, jeigu čia turbūt jau girdėjot, bet tiesiog pasikartoju, kad jeigu jums skambina ir siūlo investuoti rusiškai, tai būkit geri, iškart padėkit ragelį, gerai? Nes investicijos yra, jos yra nuobodžios, ten tai jeigu uždirbi 10, 12, jau profesionalus investuotojai, kai išnaudojam kartais banko svertus, galim gauti ir 15, ir 20, jeigu sėkmingesni metai, bet žinoma galima ir pralošti tą 15-20%. Tai pasikartosiu, būkit budrus, gerai, neapsigaukit.